Ar žinote, kad magnolijos yra vieni iš pirmųjų nuostabiausių pavasarį žydinčių augalų? Magnolija gali augti kaip medelis arba kaip krūmas. Tai priklauso arba nuo to, kaip buvo formuotas nuo mažens, arba tai yra tiesiog rūšies savybė. Magnolija pradeda žydėti labai anksti. Kartu su forzitijom, sakurom, su pačiais ankstyviausiais augalais, pradeda žydėti ant plikų šakelių dar prieš pasirodant lapams. Viena iš išskirtinių magnolijų savybių yra labai graži tokia pilkšvo atspalvio kamieno šakų stiebų spalva ir su rožiniais rausvais žiedais sudaro labai gražų spalvinį kontrastą. Viena iš magnolijų yra žvaigždinė magnolija. Jinai yra atspariausia šalčiui, žydi dideliais, baltais žvaigždės formos žiedais. Sekanti magnolijų rūšis yra magnolija laelifolija, tai yra visžalis augalas. Galima auginti vazonuose, terasose, bet tai yra pakankamai šalčiui neatsparus augalas. Aišku, viską atperka grožis, tačiau žiemą reikėtų šiek tiek pasaugoti, tai laikyti arba vėsioje patalpoje, arba kažkur tai rūsyje, šiltnamyje, kad jai būtų šilta ir sėkmingai peržiemotų. Taip pat turime japoninių, sulandžo ir rūšinių magnolijų. Žiedai jų yra labai dideli, stambus, dažniausiai švelniai kvepia. Gali būti įvairių spalvų ir atspalvių, nuo purpurinės, rožinės, švelniai rožinės, rausvos, netgi geltonos spalvos. Magnolijas sodinti reikėtų saulėtoje vietoje, bet tai nereiškia, kad visą dieną turi kepinti saulė. Užtenka 6 valandų per dieną, kad tiesiog tai būtų saulėta, atvira vieta ir geriausiai užuovėja. Taip pat magnolijų negalime pasodinti per giliai, negali augalas atsidurti duobėje, nes augalas tiesiog skurs, galbūt net ir žus. Magnolijų šaknys yra paviršinės, minkštos, trapios, dėl to pasodinti reikia labai atsargiai ir geriausiai, kad niekas ant jos nebeaugtų, netgi piktžolės ar kitos, kad ir vienmetės gėlės gali būti didelė konkurencija. Todėl sodinant magnoliją, kadangi šaknys paviršinės, netgi duobė natūraliai turėtų būti bent dvigubai didesnė negu šaknų burbulas, bet kaskime geriau duobę ne į gylį, o į plotį. Magnolijoms dirvožemis turėtų būti derlingas, laidus, neužmirkstantis ir arba neutralus, arba šiek tiek rūgštus. Tada magnolija tikrai gausiai žydės ir klestės. Kad šie nuostabūs augalai džiugintų jūs gausiu žydėjimu, reikalinga yra panaudoti trąšas kelis kartus per sezoną. Naudokite trąšas skirtas rūgščiamėgiams arba žydintiems augalams. Taip pat, kai pasodinsite magnoliją, nenaudokite kauptukų, neravėkite su kažkokiais įrankiais tų pačių piktžolių, nes tiesiog pažeisite šaknis. Taip pat svarbu laistyti, kol magnolija prigis. Pradžioje, jeigu sausa, jeigu nėra lietaus, tai ir 2 kartai per savaitę. Vėliau, kai jau prigis, tiek daug laistyti nebereikia, nebent per sausras, per karščius, vasarą. Labai svarbu yra pasodinus magnoliją apmulčiuoti, nes taip išsaugosime ir drėgmę ir neleisime augti ir piktžolėms. Genėti magnolijų nereikia, nes jos natūraliai formuoja gražią taisyklingą lają, bet jeigu matome jau tokią būtinybę, tai geriau tai daryti po žydėjimo. Todėl, kad žiedinius pumpurus magnolijos krauna iš rudens, tai jeigu apgenėsim pavasarį, tiesiog neturėsime žiedų. Genėkime sanitariškai, jeigu šaka apdžiūvus, numirus, nulūžus, ant žemės guli, ar tiesiog viena šaka į kitą zulinasi, tai tokiais atvejais tikrai drąsiai genėkim.
Magnolijos žydi labai anksti, tačiau palaipsniui ir vieni žiedai išsiskleidžia ganėtinai anksti. Atsitinka taip, kad kai kurie gauna šiek tiek šaltuko, tai jie trupučiuką apruduoja krašteliai, bet viskas su tuo tvarkoj, todėl kad turėsime dar tikrai daug žiedų. Priklausomai nuo orų magnolijos žydi 2-3 savaitės. Po žydėjimo jūs džiugins augalo žaluma. Magnoliją galite sodinti vieną kaip akcentinį augalą, kad matytumėt, kad augalas džiugintų jūs savo žiedais, arba alėjose. Rinkitės magnolijas iš daugybės veislių, dydžių ir spalvų, kad augalas džiugintų jūs savo žiedais.